Labas vakaras, aš esu Ieva Šakytė ir šiuo metu esu Lietuvos Londono City klubo prezidentė. Ir kas dar nežinote, nors man atrodo, kokių čia sąlygų nebėra, mūsų klubas vienyje lietuvių profesionalus dirbančius Cityje arba kažkaip tai kitaip susijęs su finansų, teisės ar konsultacijų sferomis. Mes dažnai organizuojame įvairius renginius, bet būtent šiandien vietas išskirtinis toksai dėl to, kad dažniausiai paskutinį mėnesio ketvirtadienį mes renkamės padą tam, kad visi, kas dar nėra nariai, galėtų susipažinti su esamais nariais, galėtų prisistatyti, pašnekėti, galbūt rasti kažkokius bendrus interesus. Ir aišku, jeigu yra įdomu, jeigu yra toksai poreikis ir be abejo apsitarimas, mes tada jau svarstom, ar pasiūlyti prisijungti prie mūsų. Tai mes dažniausiai labai kviečiam ir maloniai prisijungiam visus, kurie nori, nes iš tikrųjų surinkom jau labai didelę šaunę ir talentingą komandą lietuvių profesionalų. Šiandieną turime galimybę padaryti kitokį renginį ir aš tikiuosi, kad tokių galimybių dar šiais metais atsiras ir daugiau. Tai vat Tomas Girdzijauskas sutiko iš tikrųjų mums parodyti prezentaciją apie 4000 idėjų Lietuvai. Jisai turbūt apie save truputėlį ir apie projektą papasakos pats. Tada pradėsim. Vėliau galėsim padaryti truputėlį Q&A. Ir paskui turėsim galimybę atsigerti taurę vyno ir pašnekėti apie įspūdžius prezentacijos bei, kaip ir minėjau, susipažinti su kai kuriais jau esančiais šio klubo nariais, kas dar nesate to turėję galimybės padaryti anksčiau. Tai va. Labas vakaras, jeigu jūs nieko prieš, aš šiandien sėdėsiu. Aš kalbu visą dieną, man tai yra įprasta, bet šiandien man šiek tiek išskirtinis atvejis ir aš tą prezentaciją šiandien perrašiau 3 kartus. Ir dar neturiu galutinio varianto galvoj, bet manau, kad bus tikrai labai įdomu. Tai dar pirmiausia noriu paklausti, ar yra kažkokių tai išankstinių klausimų visai šiandien procedūrai. Mes planavom taip, kad aš padarau pristatymą maždaug 40-60 minučių, po to diskusiją, po to mes darom neformalų bendravimą. Pirmiausia, tai aš noriu padėkoti Ievai Šakytei už organizavimą, taip pat ambasados vadovybei už šitą priėmimą čia. Ir jums visiems, Andrius lietuviai, kad jūs apskritai atvykote išklausyti ir aptarti. Taip pat dėkoju aš Lietuvai komandai, kuri veikia užnugarį Lietuvoje. Taip pat Seimo informacinės visuomenės plėtros komitetui, be kurio pagalbos jis nebūtų įvykę. Seimo kanceliarijai, kompanijoms Teramedia, Citrus ir asmeniškai verslininkui Dariui Šilinį, be kurių pagalbos iš viso mes nebūtum nieko padarę iš to didžiulio darbo. Aš pats asmeniškai esu pilietinės organizacijos idėjų talkos ambasadorius užsieniui. Šita organizacija vadinasi Aš Lietuvai ir nebuvo sukurta maždaug 2 metų atgal. Šiandien mano tikslas yra kiek įmanoma trumpiau pristatyti eilės metų darbo rezultatą ir šitam procesą dalyvavo šimtai ir tūkstančiai paprastų pilietiškų lietuvių. Ir tai yra ne mano vieno pastangos, tai yra didžiulės žmonių grupės darbas. Ir kadangi tas idėjas pasiūlė paprastai žmonės, o ne akademinė bendruomenė, tai buvo tiesiog mūsų pačių visų ir mūsų bendras darbas. Tai buvo tik tie pradžia, tik tam tikras startas, tas darbas tęsiasi. Tai šiandien nepretenduoju į akademinį stilių. Aš pretenduoju išsakyti tokį vadinamą wisdom of crowds, tokį sveiką protą tautos ir tai yra didžiulė aprėptis temų. Ir mes tik tai, kiek mums leido galimybės ir laikas, mes rėmėmės mokslininkų, ekspertų, politikų korekcijomis ir nuomonėmis, kad tą visą laviną siūlymų suvaldyti.
Idėjos, kurias šiandien jūs pamatysit, yra kelių tipų, kelių šaltinių, tiksliau, tai yra tautos idėjos, užsienio valstybių idėjos ir mūsų pačių Aš Lietuvai organizacijos, prie ko mes patys asmeniškai labai daug dirbom ir patys savo idėjas savaime aišku labai aktyviai. Prieš eilę metų buvo sugalvota pati koncepcija šito projekto ir prieš kokią 10 metų buvo sugalvota startinė idėja ir tai 2-3 metų atgal mes su Darom komanda, Ignu Brazausku, su Vadimu Sezoniku nacionalinė idėja, Seime sukirtom rankom, kad startuosim tokį projektą, nes iš tikrųjų mes turėjom visi 3 labai panašias idėjas. Mes sugalvojom masiškai rinkti tautos siūlymus Lietuvos krizei, Lietuvos problemoms. Ir mes, įforminom šitą projektą, įvardinom kaip skėtinį arba tinklinį projektą Aš Lietuvai. Tai nėra tik mano ar mūsų organizacijos, tai yra tos, bendras projektas, kelių organizacijų projektas. Kai mes prisistatėm Seime, Seimo informacinės visuomenės plėtros komitetas mums davė žalią šviesą veikti Seimo viduj, naudoti Seimo resursais. Tai mums buvo didžiulis iš karto šuolis. Ir po keleto metų darbo mes visai prieš kokį pusantro mėnesio, porą mėnesių galbūt Seime kanceliarijoje pristatėm visą šitą medžiagą, tai yra rezultatus kelių metų darbo. Taip pat tame dalyvavo išklausėme ir Seimo komitetų biurų vadovai. Ir jie visą šitą pristatymą, žiūrint, kad jis buvo labai aštrus ir jie labai aštrias problemas įvertino labai šiltai ir labai pozityviai ir patarė įplėsti, netgi tai paversti mokymais politikams, mokymais Seimui, Seimo nariams, kaip perdavimą tautos išminties, tautos siūlymų Lietuvai. Pilietinių siūlymų. Iš tikrųjų mes iš pat pradžių buvom ir išlikome ne politinė, pilietinė organizacija, savanoriška, pasionarinė organizacija. Jeigu žinot, yra Gumiliovo terminas apie įtaką etnoso likimui. Tai yra grassroots organizacija. Ir mūsų niekas nefinansavo iki šiol, mes tai darėm savais pajėgumais ir rezultatas iš tikrųjų proporcingai žiūrint, kiek mes naudojam resursų, yra iš tikrųjų labai, mano, pakankamai įspūdingas. Ir šitą idėjų talka eigoje visai ekspromtu neplanuotai virto, įgavo tokio pilietinio judėjimo pobūdį, ko mes taip pat neplanavome. Šiandien aš prašau kalbėti ir aptarinėti visą šitą temą tokiam nestandartiniam kontekste, tai yra idėjų generavimo, kreatyvo, kūrybingumo, idėjų generavimo dėsnių, problem solvingo, problemų sprendimo raktų. Būtent tokiam kontekste yra pastatytas visas projektas ir visas šitas idėjų šturmas. Mes bedirbdami sukūrėm tam tikras bazinės dvi esminės žaidimo taisyklės, kurias mes stengiamės kuo greičiau laikytis, kad išgautume kokybę viso šito projekto. Tai yra, pirma taisyklė yra tai, kad norim surinkti idėjų auksą, net naivias idėjas, draudžiama kritikuoti. Vietoj to mes prašom visus siūlyti geresnės idėjas, nes dažnai genialios idėjos būna tokioj sėkliniai stadijoje ir vėliau, jos priveda prie tikrai tam tikrų netikėtų genialių idėjų kitus, kurie jas įdėmiai tyrinėja. Kai kurie ekspertai teigia, kad kritikuoti galime tik įgyvendinimo planus, o ne pačias idėjas. Taigi jūs girdėsit labai įvairių idėjų, rekomenduosiu susilaikykit nuo komentaro, pagalvokit, neskubėkit, geriau siūlykit kažką tai geresnio alternatyvą. Toliau antra taisyklė, ir mes rekomenduojam iš šitos taisyklės laikytis apskritai ne tik šitam kontekste, bet ir lietuvybės kontekste, ir lietuvių kontekste, tai yra, mes draudžiame asmeniškumus, vertinimus ir apskritai negatyvią kalbą asmenų, organizacijų, interesų grupių, valdžios institucijų, valstybių, tautų, etnosų ir apskritai bet kokių apibendrintų žmonių grupių atžvilgių.
Šita klaida yra daroma masiškai Lietuvoje ir jinai gesina tą, reiškia, kreatyvinį elementą, jinai gesina idėjų generavimą iš pagrindo. Ir mes atradom, kad šitie du fundamentiniai punktai yra privalomi visam šitam žaidime, kad išgauti kokybiškas idėjas. Iš tikrųjų, tai yra nelengva laikytis, bet mes tiesiog prašom ir patys to, kaip mano laikomės. Patį idėjų procesą mes suskirstėm maždaug į 3-4 stadijas religinės. Pirmiausia, mes rinkom idėjas, po to atlikom įvertinimą. Vertinime dalyvavo tauta taip pat, jeigu nebuvo vien tik mūsų nuomonė. Analitika tų idėjų, vėliau kompresija, suspaudimą šitų idėjų iki kažkokių tai, reiškia, koncentratų, kaip spaustų sulčių. Ir sekantis stadija yra viešinimas tam, kad aptarti veiksmų planus ir tam, kad privesti prie įgyvendinimo. Ir šiuo metu mes esame būtent šitoj idėjų viešinimo stadijoje, kurioje mes, reiškia, kaip tik parodom tai, kas buvo surinkta per keletą metų, tie keli tūkstančiai idėjų, iki ko jie privežė. Mūsų specifinis, unikalus, turbūt sunkiausias darbo epizodas buvo negatyvių emocijų, nekonstruktyvumo, cinizmo, bėdavojimo, niurnėjimo neutralizavimas, nes buvo lavina negatyvių idėjų, negatyvių, sakant, kritinių tokių godimosi, bet tame mes taip pat stengiamės žiūrėti kažkokį grūdą. Ir tas visas perdirbimas to negatyvo iš tikrųjų mums buvo turbūt pati sunkiausia dalis, privedusi prie tokios gan didelės energijos ir kompresijos ir kartu kokybės. Mes laikėmės tokio principo, kad nei vienos idėjos nenumest, ją kažkaip tai absorbuoti visą. Tai, ką mes turim šiuo momentu, ir jūs tai netrukus pamatysite, mes iš tikrųjų turime kompresiją emociškai krautų, šviežių, gyvybingų, unikalių idėjų, tam tikrą kritinę masę, kurios iš tikrųjų pakanka tam, kad Lietuvoje padaryti proveržį, tam, kad Lietuvoje padaryti didelį šuolį. Bet iš tai aš pasakysiu tam tikrą liūdną žinią, kuri yra viso šito rinkimo priešistorė. Per keletą metų mes surinkome apie 4000 siūlymų daugumai Lietuvos gyvenimo sektorių, žiūrint iš ideacijos, heuristikos dėsnių pusės. Mes turime nuo labai naivių idėjų iki, sakytume, tikrai genialių, unikalių, netgi pasaulinės vertės idėjų. Žmonės pasiūlė tikrai neįtikėtinų siūlymų, kur net į galvą netėjo, kad tokių galėtų būti tautos minčių. Ir vien tik jų įvairovė, jo prieptis, tiem, kuriem teko visą tą 4000, taip sakant, perkošti per savo smegenis, apimti tą visą maštabą idėjų, jie iš tikrųjų gavo didžiulę adrenalino dozę, iki tokių atsiliepimų, kad mėnesių mėnesiais pakilęs tonusas, nes tos idėjos jos įdomios ir asmeniškai kiekvienam, jos liečia kiekvieną žmogų, jos nepaliečia nei vieno žmogus abejingo. Viename iš kortų žaidimų, kas domitės, yra 13 korta, kuri reiškia arba mirtį, arba transformaciją aukštesnę kokybę. Ir liūdna žinia yra tokia. Lietuva turi vieną problemą. Ta problema yra tokia didelė, gili ir kompleksinė, kad nes specialistai, politikai, mokslininkai sunkiai ją pamato jos mastą, jos maštabą. Tik tai gera analizė, daugelio duomenų aprėpimas leidžia šitą mozaiką pamatyti kaip pilną vaizdą ir pasakyti tam tikrą galutinę diagnozę. Jeigu suvesiu šitus duomenis, mes to patys nesitikėjom, gavę šitą laviną sprendimų ir laviną diagnozių už tautos, visą tai stengiamės apibendrinti. Lietuva istorinė prasme yra ties katastrofos slenksčio, ties kolapsu. Jinai lėtai eina į mirtį ir